Sveiki, čia Grifas FPV ir šiame videoje mes pratęsime mūsų Valadoro statybą ir būtent mūsų radijo imtuvo konfiguraciją su Betaflightu, bet aš norėčiau iš pat pradžių greitai prasėti, ką mes padarėme praeitam video, nes tai yra tam tikri reikalingi prerekvizitai, kad galėtume tęsti su mūsų radijo imtuvo konfiguravimu naudojant Betaflightą. Tai praeitam video mes sukonfiguravome savo radio pultus, mes sukūrėme naują modelį, mes prijungėme mūsų gimbalus ir mygtukus prie kanalų, taip pat pasižiūrėjom, kad pas mus veikia Lua skriptas, įjungė ten atitinkamai išorinį ir vidinį radio siųstuvą, kad jie jungiasi prie mūsų modelio, jie yra įjungti. Taip pat mes įjungėme mūsų droną ir mes subindinome mūsų imtuvą su mūsų radio siųstuvais, su pultais. Mes prasėjome per Lua skriptą. Gal priminsiu, kad pasirinkite tuos packet rate, nes ten priklausomai, jeigu pas jūs imtuvas ir siųstuvas naudoja tos skirtingus čipus, tos naujesnius, kurie yra vadinasi LR1121, man atrodo, jo. Tarsi jie veikia tais pačiais dažniais, kaip sakiau, jeigu 2,4, tai ir nauji, ir seni čipai veikia 250 Hz packet rate, ir jeigu pas jūs yra tas low band 900 ryšys, tai pasirinkite 50 Hz, nes irgi abudu tipų čipai veikia tais. Tai va, tai jeigu visą tai pas mus veikia ir jūsų dronas susibindinės, tai mes tada jau pratęsime dabar prie Betaflighto, prijungsime droną prie kompiuterio ir jau konfigūruosime, kad jis bendrautų ir su flight kontroleriu ir kad mūsų pulto signalai pasiektų motorus. Na kągi, važiuojam pabiškį. Tai va, pirmas dalykas, įsijungiam radiją. Aš naudoju GX12, mes tik tai praktiškai čia tik tai Lua skriptų naudosimės. Nors gal ne teks ir tiek 16 panaudotam parodyti porą pavyzdžių, bet pradėsim su GX12, kuris turi tą dual naują siųstuvą su dviem antenom. Einame į System, Express LRS, dar kart prasėdam, mes dirbam su 2,4 GHz diapazonu imtuvais ir čia mes nusistatysime savo siųstuvą dirbti ant jo, ant 250 Hz. Telemetrija ratio padarykite gal 1:2, jūs pas mus pastoviai skraidote, normaliai pats tas yra standard, bet čia dabar, kad tiesiog Lua skriptas greičiau loadintųsi, all the devices padarykite 1:2. Jau, ne šitas, bet 1:2. Tai vietoje anteną 1 padarykite switch, tada tiesiog ta antena veiks, bus susibindinusi su drona, vienu žodžiu, kuri geresnį ryšį turi. O dažniausiai vieną pastatote stačiai, kitą išilgai, kad jų polizacijos, kai dronas vartosi, maždaug atitiktų. Nedarykite taip, tiesiog taip būtų geriau. Vat. Ir palikite switch mode wide, link mode normal, model match būtų off. Žiūrėkit, jeigu staiga pas jūs čia atsiranda viršui model mismatch, pabandysime mes dabar įjungti mūsų droną. Aš sakau, mano dronas įsijungia vien tik nuo USB, ar ten prie kompiuterio prijungtas, ar prie powerbanko. Nes pas mane kontaktas 4V5, bet jeigu jūsų neįsijungia vien tik USB prijungus, tai tada, tiesiog bateriją paimkite, prijungkite prie drono ir tiek. Bet svarbiausia, kad įsijungtų jūsų radio imtuvas. Va, jisai susibindino, nes mes praeitą kartą jau buvom subindinę, jie tą pačią frazę turi, va pas mus connect, bet jeigu pas kažką tai yra tenai užrašas, kad model mismatch, netgi jeigu pas jūs model match yra off, išjungtas, bet kartais būna net iš gamintojo ateina tas ID, būna įvestas į radio imtuvą. Dėl kažkokių priežasčių, gal klaida, dalis buvo naudotas ar kažkas tokio, tai pakeisti taip paprasta, šiaip reiktų prisijungti Wi-Fi mūsų imtuvą prie kompiuterio ir tenai galima pakeisti, bet yra paprastesnis būdas. Pirmą galima patikrinti, kodėl. Mes čia išeiti, kad perkrauti Lua skriptą galima paspausti. Nueiname čia žemyn
Ir va atsiranda tas other devices, kadangi mūsų imtuvas yra susibintinęs su mūsų pultu. Tai va, mes galime pažiūrėti mūsų imtuvą. Lua skriptą. Mano yra Radiomaster XR1. Jeigu pas jūs imtuvas kitoks, bus kitoks pavadinimas, va atsistokite jo ir paspauskite. Mes jau prasidinėjom per šitus, tai vat palikite viską, kaip buvo prieš tai, ką mes buvome nustatę, bet vat galima pasižiūrėti čia, vat Model ID. Jeigu pas jūs dėl kažkokių priežasčių gali būti, sakysim, ten 2 ar 1, jeigu kažkoks skaičius yra, tai jūs jo nesugebėsite per čia pakeisti. Vat aš galiu spaudinėti tą mygtuką, jisai nepradeda mirksėti, neįmanoma pakeisti, bet yra paprastesnis būdas, vat galime grįžti atgal, nueiti ant Model Match, atsistot kur off yra, mes jį jungsime, on, ir grįšime atgal off. Ir tada mūsų imtuvas, lygiai taip pat kaip jis frazę gauna tokiu būdu automatiškai iš mūsų pulto, vat jisai ir gaus tą Model ID tą patį 0. Va ir dabar turėtų pas jūs propulti tą klaidą, jeigu ten rodo Model Mismatch, o dabar esame pilnai susibindinę. Galime išeiti iš mūsų Lua skriptą, padėsime pultą į šoną ir mes prisijungsime, dronas jau mūsų prijungtas, kaip sakiau, prijungkite bateriją, pas kurios vien tik nuo USB imtuvas neprisėmęs, bet palikite, kad jūsų pultas būtų subindintas su dronu, mes prisijungę prie kompiuterio ir einame mes į Betaflightą. Jeigu pas kažką automatiškai jisai neįsijungia, tai va čia yra toksai mygtukas, paspaudus, tada, kai tik tai bet kada prijungite USB kabelį, jūsų dronas prisijungs automatiškai. Vat galiu parodyti, mes vat atjungsim. Prijungsiu, jisai vėl susibindins. Ir kaip matote, jis automatiškai Betaflight'e prisijungia. Galite čia paspausti Calibrate dėl viso pikto greitai. Ar galima pasižiūrėti, ar jis pas mus teisingai, ką mes jau darėme prieš tai. Droną judinant ir šonus. Viskas vyksta pas mus normaliai. Pirmas dalykas, kur mes nueisime į portus. Ir kaip matote, pas man UR2 Serial RX jau yra įjungtas. Ir kadangi mano imtuvas yra prilituotas, jeigu matote, čia yra R2T2 prie antro UR2, tai jis taip yra. Ir SpeedyBase, kaip ir netgi jų jungčių schema jau rodo, kad būtų prie antro UR2 prijungta. Bet tai yra tikrai nesvarbu. Aš, kaip minėjau kitiems žmonėms, kurie gal ateityje nesiruošia naudoti GPS, jūs galite ramiai prilituoti šitus laidus jūsų imtuvą, jeigu jis kur arčiau ir jums patogiau, prie 6 UR2, kur yra T6 ir R6, nes ten irgi yra 4V5 šitas bekas, elektros srovė su minusu ground. Ir jis tiesiog įsijungia nuo USB, bet jūs taip pat galite prilituoti ir prie 3 UR2 ar 3 T3. Tik tai priklausomai ar 3 ar 6 ar 2, tada reikės atitinkamą UR2 įjungti. Kadangi jis pas man prilituotas prie antro UR2, pas man antras jau įjungtas, bet jeigu ne, jeigu jūs tokiam stovi, įjungkite antrą UR2. Jeigu jūs prie 6 UR2 ar 6 T6 prilituotas, tai įjungkite 6 UR2. Bet vėlgi, aš kadangi esu prie antro UR2, aš įjungiu antrą UR2 ir spaudžiu Save. Visą laiką spauskite Save, kai darote kokius nors pakeitimus. Dar patikrinkite dėl viso pikto, kad šitas UR2 čia yra jungtas, kad daugiau nieko čia nebūtų. Viskas disable, viskas išjungta. Nes vienas UR2 gali ten su labai tokiom retom išimtim, gali tik tai su viena funkcija būti įjungta. Tai visus išjungtos išskyrus Serial RX. Spaudžiame Save and Reboot. Jis vėl automatiškai, kadangi pas mus čia įjungta, prisijungia. Ir dabar mes dar greitai nueisime. Čia ir mums reikia kažką keisti, aš staigiai pažiūrėsiu, čia mums kaip ir keisti nieko nereikia. Einame į Receiver. Nueiname į Receiver. Ir pirmas dalykas pasižiūrim čia. Jeigu pas jūs yra viskas spalvota, tai yra gerai. Tvarkoj, jeigu ne, tai pirmi žingsniai bus, jeigu čia iš karto neįvesta, pasirinkite iš šito meniu Serial,
via UART, būtinai. Ten yra kitokių opcijų, bet mums tinka tik tai serial via UART. Ir jeigu čia nieko neįvesta, pasirinkite CRSF, tai yra IRLS protokolas, kuriuo IRLS imtuvai ir siųstuvai bendrauja su elektroniniais prietaisais. Čia yra ir kitokių, bet pasirinkite CRSF. Vėlgi mes čia šnekame, kaip pas mus pultas yra IRLS. Jeigu žmonės, kurie naudojasi DJI video sistemom ir nori naudoti DJI pultus tuo pačiu metu, tai jums greičiausiai reikės pasirinkti S-Bus, bet aš šituos dalykus nelysiu. Bet vėlgi žmonės, kurie naudojasi DJI video sistemą, bet jūs norite naudotis IRLS pultais ir turite IRLS imtuvus įmontuotus į jūsų droną, tai tada pasirinkite CRSF. Tik tai dar vienas dalykas toksai, ir aš gal paskui vėliau paminėsiu, kad jeigu jūs prie antrojo UART'o prilitavę savo IRLS siųstuvą, jums reikės nukirpti geltoną laidą DJI kabelyje, kuris jungiasi prie šito S-Bus porto, nes jis naudoja tą patį S-Bus kontaktą, nes jisai naudoja tą patį UART'ą. Ten yra geltonas laidas iš dešinės, pažiūrėt, kur yra S-Bus, jį geriausia išimti, ištraukti ar nukirpti. Bet čia tik tai, jeigu jūsų IRLS imtuvas prilituotas prie antrojo UART'o. Į DJI aš per daug nesigilinsiu, pasirinkite CRSF, pažiūrėkite, kad telemetrija būtų įjungta, pažiūrėkite, kad RSSI ADC šitas daiktas būtų išjungtas, taip pat RSSI channel, kad būtų disabled. Ir pasižiūrėkite, kad channel map būtų tokia tvarka AETR1234. Tvarkoj. Jeigu čia yra viskas tvarkoj, tai dabar galime pasižiūrėti, čia jeigu viskas yra spalvota, dabar turėtų veikti, bet jeigu dar nepaspaudėte Safe and Reboot, tai dar gali ir neveikti. Bet jeigu viskas suvedėt, kaip priklauso čionai, spaudžiam Safe and Reboot. Vėl jis prisijungia, einame į receiver ir dabar čia pas jūs viskas turi būti spalvota. Ir dabar pasiėmam pultą ir galime pradėti tiesiog su gazu. Paėmam gazą, matote pas mus čia yra throttle ir matote jis pas mus juda teisingai. Kai aš keliu viršų, jis eina į dešinę, kai aš leidžiu žemyn, jis leidžiasi žemyn. Dabar pas mane yra jo, tai yra sukimasis plokštumoj. Jeigu aš eisiu su gimblu eisiu į kairę, šitas brūkšnys turėtų mažėti, jeigu aš eisiu į dešinę, jis turėtų didėti. Bandom taip. Ir kaip matote, pas mus dronas sukasi plokštumoj, viskas vyksta teisingai. Dabar mes pabandysime su šitu. Pitch, tai yra nosis aukštyn arba žemyn. Į viršų eina į dešinę. Į kairę eina į kairę. Čia dar galima kaip ir išlyginti su jais, bet tą droną, kad jis pas jūs viskas matytųsi, sakysim, nosis žemyn, jinai leidžiasi žemyn. Nosis aukštyn, juda teisingai. Ir jeigu mes iš šonus judinsim, roll, irgi, pas mus kanalai veikia čia teisingai. Dabar žiūrėkite, jeigu kanalai pas jūs neveikia teisingai, jeigu šitie kanalai yra sumaišyti, neveikia taip, kaip priklauso, tada galite nueiti čionai, į Channel Map meniu, paspausti ir tiesiog pakeisti kitą, spektrum. Bet jeigu išsaugotumėt, dabar pas mane viskas susimaišys, bet jeigu pas jūs iš karto tai buvo, matote, dabar aš gazą duodu, bet jisai sukasi. Dabar jeigu, sakysim, aš noriu nosį kelti viršų, jisai daro roll į šonas. Ir jeigu aš judinu šitą, čia yra tiesiog gazas. Jeigu šitą iš šonas, tada sukasi, čia plokštumoj. Tai žiūrėkit, jeigu jums jeigu jums kanalai netvarkingi, tai jeigu visai jie taip buvo sukonfigūruoti, tiesiog atsistokite, kad būtų tokia tvarka. Ir jeigu vis vien neveikia, tiesiog bandykite sukaitalioti tas raides. Ištrinkit, padarykite ETRA, ten didžiosios turi būti.
ar taip, kol galų galiai jūsų kanalai normaliai veikia. Bet šiaip daugiausia greičiausiai pas visus būt viskas normaliai, ne šitą, ne tą R, bet va, Free Sky Futaba, AETR, išsaugom. Ir dabar turėtų viskas būti tvarkoj, vėlgi va, mes jį galime pasukti. Pas mus va, aukštyn žemyn nosis, iš šonus vartasi, čia sukasi ir čia pas mus gazas. Tai va, jeigu kanalai tvarkingi, tada dar kitas dalykas gali būti, pavyzdžiui, va žiūrėkit, aš gazą keliu ir jis eina į dešinę, tai čia viskas teisingai. Lygiai taip pat su pitch, jeigu aš jį keliu į viršų, jis eina į dešinę, jeigu aš leidžiu į žemyn, jis eina į kairę. Jeigu pas jūs iš šitų 4 kanalų kažkuris būtent veikia visiškai atvirkščiai, tada gali būti, kad pas jūs yra pulto kanalai, tie arba inputai, arba miksai, arba outputai neteisingai sukonfigūruoti. Tai vat, galime nueiti į modelio meniu, spaudžiam MDL, va pas mus pasirinktas Volodoras, ir einame mes į inputs ir vat pasižiūrėkite, vat va šitie vat 4 kanalai, kurie yra, tai yra va šitie gimblų 4 kanalai. Jeigu čia vat kažkur tai yra -100, tai vat jis reiškia bus invertuotas ir dėl to jis pas jūs į priešingą pusę sukasi. Nu tai vat atsistosim, sakysim, ant pirmo, jeigu pas jūs rodo ten -100, tai vat reikia paspausti čionai. Atsiprašau, grįžti atgal, reikia ilgai palaikyti, tada atsidaro meniu Edit, spaudžiat Edit ir einame į Wait. Spaudžiate Wait, pradeda mirksėt ir tada jeigu pas jūs čia -100, va tiesiog pas mus padarėm dabar -100, tai jeigu buvo -100, tai tiesiog padarykite, kad būtų 100. Vat. Va yra 100 ir išsaugokit. Išeikit. Nu ir priklausomai žiūrint, koks kanalas, jeigu kažkuris iš jų yra minusinis, tiesiog padarykite ne -100, o 100 būtent tokiu būdu. Taip pat gali būti, jeigu čia viskas tvarkoja, einame į miksus, irgi čia, jeigu yra iš šitų pirmų 4 kanalų kažkuris -100 vietoj 100, vėlgi spaudžiam ilgai, palaikot, atsiranda Edit meniu, spaudžiat Edit ir einate vėl Wait, pakeičiat iš -100 į 100, išsaugot ir pasižiūrit jo, kad viskas čia va būtų šitie 100, 100, 100. Arba jeigu čia yra viskas tvarkoja, vėlgi Page Up, einame į Outputs. Ir čia, nu, vat sakysim, antras kanalas pas jūs yra invertuotas. Vėlgi jūs galite paspausti Edit. Tik tai čia nereikia jokių, čia skaičių keisti. Va čia yra opcija tokia, kuri vadinasi Direction. Tai kai yra 3 tokie brūkšniukai, tai reiškia jis normaliai veikia, o jeigu jūs jį paspausit, jis galime jį invertuoti. Tai vat pažiūrėkite, kad būtų tiesiog 3 brūkšniukai. Čia labai retai jums tokie dalykai atsitiks, bet aš tik tiesiog norėjau žiūrėti, norėjau, kad jūs žinotumėt. Aš taip pat Bardwello video žiūrėjau ir jisai būtent į tai atkreipė dėmesį. Ir dar parodysiu, žiūrėkit vieną dalyką čia. Jeigu matėte šitam Betaflight'e, galime šitą į centrą pastatyti. Čia tai tik grinai nuo jūsų rankų priklauso. Turėkite omeny, kad dabar prieėm prie šito žingsnio, tai aš tikiuosi, kad pas jūs pultai, kokiais jūs naudojatės HTX, kad jie yra sukalibruoti. Jeigu kas nežinot, kaip kalibruoti, nueikite į mano pulto playlistą ir tenai parodyta, ten yra grinai video, ir aš įdėsiu linkus, kad jūs pasižiūrėtumės, kaip juos sukalibruoti. Ir sakysime, čia grinai, kadangi spiruoklių jokių nėra ant šito gimblo, tai mes tiesiog galime tiesiai pasakyti, kad jis būtų ant 1500. Bet čia, matote, yra 1503. Ir čia yra vien tik dėl to, kad aš netyčia pastūmiau šitą trim switch, kuriuos iš principo reikėtų išjungti ir aš to prasme, bet tai yra čia nelabai didelė bėda, bet matote, kai yra 2 brūkšniukai, jie trim switches, va šitas mygtukas rodo čionai, šitą mygtuką rodo čionai, šitą trim switchį rodo čia apačioj ir šitą rodo čionai apačioj. Atsiprašau, šitą rodo čionai.
Bet vat matote, pas mane vienas yra tik tai su vienu brūkšneliuku, reiškia išcentruotas, aš jį netyčia tiesiog paspaudžiu. Tai vat aš jį tiesiog dabar pastumsiu į kairę. Va, ir radijas jums pasakė, kad dabar trimai yra sucentruoti. Jos nustatymuose galima išjungti. Aš gal padarysiu atskirą video, kaip juos išjungti, bet, tiesiog, jeigu matote, kad jeigu, ten palėtėt kažkiek, tai jis nuvažiavo, tai jums tiesiog paskui reikia, spaudinėti atgal. Kol jis atsistojo, yra būdų brūkšniukai, reiškia jis pačiam centre. Ir dabar, galite, pasižiūrėti, tas mūsų jo pasidarė 1500, viskas tvarkoja. Tai viskas turėtų veikti normaliai, jeigu pas mus yra gimblai, visi sukalibruoti, dar prieš tai, kai jūs darote bendrą konfiguraciją viso pulto. Tai čia viskas yra tvarkoj. Dar vieną dalyką, ką mums reikėtų padaryti, tai pasižiūrėkite, iš principo šitie skaičiai, 1500, tai reiškia yra vidurys, bet sakysime, su šitu gimblu, jeigu nueisime iki viršaus, mums rodo, kad 212. Jeigu nueisime iki pačios apačios, rodo 989. Iš principo, šitie, tie gimblai ypatingai, arba jeigu servo tie tokie mygtukai, tie potenciometrai, yra svarbu, kad tai yra nebūtina iš tikrųjų, ten labai retai ten būtų kažkokių problemų, bet šiaip yra gera praktika tokia, susikonfigūruoti, kad būtent eitų kad būtų nuo 1000 lygiai iki 2000, nes Betaflightas pratęs būtent su būtent šitais skaičiais dirbti. Vėlgi, tai yra nedidelė problema, jeigu kas nenori to užsiimti, galite palikti kaip yra, bet aš jums parodysiu, kaip, pavyzdžiui, šitas vertes padaryti, kad būtų lygiai nuo 1000 iki 2000. Okay? Tai paimame radiją, einame mes spaudžiam MDL mygtuką, modelį mygtuką, vėlgi einame į modelio nustatymus, page up ir einame į outputs. Mes atsistojame nuo outputs ir dabar bus lengviausia susirasti kaip ir šitą gazo kanalą, nes jisai, matote, juda taip laisvai. Man atrodo, jisai yra 3 kanalas. Ir dabar, žiūrėkite, aš nuleisiu gazą iki galo ir, kaip matote, skaičiai atsirado 988. Tai lygiai taip pat, čia rodo 989. Bet tai yra iš principo, pakankamai arti skaičiai. Ir čia nuėjus, 212 ir ant Betaflight matote 212. Tai juos galima padaryti, kad būtų 1000 ir 2000 čia. Spaudžiam mygtuką, spaudžiam edit ir einame žemyn, min. Okay? Atsistojam ant min, spaudžiam jį ir dabar nuleidžiam iki galo, žemyn, rodo -100. Ir žiūrim dabar į tuos skaičius, kurie čia yra pačiam viršui, 988. Ir galime žiūrėti Betaflight'e, čia, kur yra throttle, tie skaičiai turėtų pradėti keistis. Paspaudus mes pradėsime žiūrėti, kad tie skaičiai nueitų iki 1000. Kaip matote, keičiasi 996, 997, ir 1000. Ir matote, pas mus atsirado tas 1000 ant mūsų Betaflight. Tai yra 97,8, galime išsaugoti, jį spaudžiam. Ir būtent šitų tekstinių juodai baltų ekranų dabar yra patogumas toksai, kad mes tai galime tą patį skaičių pritaikyti visiems kitiem kanalam. Mes galime išeiti. Lygiai taip pat galime padaryti su kitu. Edit. Vėl nueiname iki min. Spaudžiam. Čia yra mūsų roll kanalas. Jeigu mes jį nuleisim, nustumsim iki galo. Ir mes galime dabar ratuką sukt, kol jisai taps 1000. Tapo 1978, kaip matote, yra tas pats, galima išsaugoti.
Ir tiesa, aš pamiršau padaryti tą dar su mūsų throttle, kur buvo. Bet galime nueiti atgal. Mūsų channel 3 kanalas, čia yra throttle. Dar padarom edit, čia reikia padaryti ir max, nes pas mus jisai taip pat netitinka, kur yra, matote, į viršų pakėlė, pas mus jis rodo 212. Tai va iki viršaus pakėlus šiandien, max, spaudžiame ratuką, mirksi. Ir čia atreguliuojam, matote, skaičiai keičiasi, kur 2010 pasidarė. Toliau. Va 2000, vėlgi 970,8, spaudžiam, išsisaugoja. Ir dabar va galim pasižiūrėti, va, kad pas mes va throttle, kur yra Betaflight, va jeigu aš paimsiu, nuleisiu, pas mes nuo 1000 iki 2000. Ir tai va, yra geras dalykas visus šitus 4 kanalus va taip va sutvarkyti. Tai va galime pasižiūrėti, ar pas mus pas mus roll mes tą sutvarkėm, bet pliusą taip ir nepadarėm. Bet iš principo čia yra tokia funkcija, aš kiek supratau. Va čia jeigu mes atsistosime ir palaikysim, atsiranda copy min max to all. Tai prie visų kanalų tai pridės. Galime spausti jį. Ir va, nukopijavo visiems. Ir dabar va galime padėję pultą pasižiūrėti, čia paimti gimblą ir matote, va, nuo 1000 iki 2000, iš šonus irgi nuo 1000 iki 2000, šitas kanalas irgi, lygiai taip pat, va, visi šitie 4 kanalai pas mus veikia tvarkoj. Aš tikiuosi, kad jums išeina sekti žingsnius, jeigu kažkam nelabai išeina, prašau parašykite komentaruose. Bet va, kai pas mus yra va taip, va tie kanalai sureguliuoti, kad jie yra nuo 1000 iki 2000, visi teisingai, gražiai tvarkingi, tada jūs galite nueiti va šitą va dalį ekrano, kur yra Stick Low Threshold ir Stick High Threshold. Tiesiog padarykite vietoj 10-50, čia galima sumažinti. Iki 10-10, 1010 ir čia iki 1090, 1990. Bet va, čia pakeitimus va, tokius padarykite tik tada, va, jeigu jūs va, šitus va, kanalus sutvarkėte, va, ką mes tik padarėme tenai. Ir čia dabar galima išsaugoti. Va, viskas išsisaugojo, galima trumpam išeiti ir grįžti, pažiūrėti, kad viskas liko tvarkingai. Jo, pas mus viskas čia gerai, nuo 1000 iki... Ir tai va, čia yra pirmi 4 kanalai. Dabar žiūrėkite, čia va, OX1, OX2, OX3, OX4 ir taip toliau. Va, sekantis 8, tai yra tos papildomas 8 kanalus, kuriuos mes užprogramavome prie mūsų mygtukų. Tai OX1 tai yra OX Auxiliary, tai yra papildomas kanalas. Čia yra 4 papildomi, pagrindiniai, bet čia yra pirmas papildomas, tai yra 5 kanalas. Tai va, čia 5 kanalas, pirmas Auxiliary, kaip atsimenat, mes užprogramavom mygtuką, kurį naudosime arminti, o galime patikrinti, ar jisai veikia. Aš va įjungiau, įjungia, išsijungia nuo 1000 iki 2000. Jisai 2 pozicijų, paskui galime čia aš kiek suprantu buvo 9 kanalas užprogramuotas, tiek jisai 3 pozicijų, jisai matosi 3 pozicijas turi. Ir patikrinkite, ar visi mygtukai pas jūs taip veikia. Šitas irgi 3 pozicijų, čia yra grinai tik mygtukas paspaudus, laikosi, jisai įsijungia, paleidus atsileido, šitas lygiai taip pat paspaudus atsileido. Ar galime patikrinti šitus? Paspaudus atsileido, paspaudus įsijungia, atsileido, išjungiam, įjungiam. Štai irgi jungiam, išjungiam. Nu va, pas mus viskas veikia, o galime visus kaip ir sujungti. Mygtukus paspausti. Va, visi kanalai pas mus veikia.
ir šitie pas mus kanalai yra kaip ir pilnai sukonfigūruoti. Galime jas iš principo išjungti dabar visus nuo savęs, čia kaip ir išjungtas skaitas. Tai pas mus čia kaip ir viskas tvarkoja, dėl viso pikto dar save padarom, vėl pasižiūrėkite, čia daugiau kaip ir daryti nieko nereikia. Dar vieną dalyką, ką mes padarysime, čia būtent dėl radio ryšio, bet čia apskritai, dronas geriau veiks, informacija tiesiog perdos, mes nueisime į presetus ir padarysime, atsiras maždaug tiek visokių čia opcijų langų ir jeigu jūs šitos nematote, tiesiog paimkite, paspauskite kategorijose, meniu atsidarys ir spauskite RC link. Tai pažiūrėkit ir galite spausti Express LRS, ILRS ir jums išmės važiuokit šitas opcijas, jų čia yra pakankamai kelios, man atrodo 6, kurios ar 8, kurios man tinka. Kadangi mes pasirinkome Lua skriptą Packet 250, mums reikia pasirinkti šitą. Ta prasme, čia maždaug taip suderins tą ritmą, kaip tie Packet veikia su duomenų perdavimu ritmu. Jeigu kažkas pasirinkote 50 Hz, tai nesvarbu ar 900 diapazono ar 2,4, pasirinkite 50 Hz. Aš uždarysiu. Jeigu kažkas pasirinkot 500 Hz, tiek pasirinkite. Jeigu kažkas pasirinkote Lua Packet Rate 150, pasirinkite tą. Kadangi mes pasirinkome statydami šitą droną 250 Hz, mes pasirinkam jį. Čia dar toks meniu yra, čia jį nebūtina pildyti, galite pasirinkti, ar jūs ramiau skraidysit, ar freestyle. Aš pasirinksiu freestyle, HD freestyle, tai yra freestyle su GoPro kamera dar pritaisyta. Bet čia labai didelio skirtumą nedaro, bet aš pasirinku freestyle, čia dar galite uždėti serial, kad mūsų radio imtuvo tipas, vėlgi, jeigu neuždėsit nieko baisaus, bet galit pasižymėti čionai ir single cell values, aš visą laiką pasižymiu, irgi galite čia pažymėti. Daugiau nieko nežymėkit. Čia jeigu nežinot, tai tiesiog nieko nežymėkit. Bet serial nedėkite šito, arba nieko nedėkite, arba dėkite serial separate RX. Ir čia geriausia užsidėti single cell values, arba nieko. Spaudžiate pick, mes jį pasirinkom ir save and reboot. Mes išsaugojam, pultas surištas su dronu, kaip matote, mūsų flight controlleris pilnai mato mūsų visus kanalus, viskas įjungta, viskas veikia. Aš dar greitai parodysiu, kaip visą tai ten pakeisti būtent tos, jie vadinasi endpoint. Ir aš dar gal dėsiu Joshua Bardwello video, jis ten gal truputį rišliau ir aiškiau visą tai paaiškina, aš įdėsiu šitą dalį, kaip jisai visą tai konfigūruoja, bet turėkite omeny, kad visą tai anglų kalba. Bet gal padės, gal kažko nesupratote, kaip aš savo nerišlių aiškinimą aiškinu ir kai jūs žiūrėsite Bardwello video, jums tiesiog papildys tas žinias ir bus viskas daug aiškiau. Bet aš dar tai padarysiu su spalvoto ekranu, parodysiu, kaip jums susikonfigūruoti tos, kad vietoj 2012 ten būtų 2000 ir vietoj 988, kad būtų 1000, tuos dalykus, kaip jums susireguliuoti, arba jeigu pas jūs kanalai invertuoti, kaip tai padaryti ant spalvoto ekrano. Tai mes čia dabar trumpam atsijungsime. Aš atjungsiu pultą ir mes tiesiog prisibindinsim prie kito pulto. Aš šitą išjungiu. Mes prisijungsime prie kito pulto. Čia dėl viso pikto pažiūrėkite, kad šis modelis buvo teisingas pasirinktas. Kaip matot, mes pasirinkom mūsų Voladorą, kurį mes prieš tai susikūrėm. Galite nueiti į System meniu, įsijungti. Jūs kaip matote, čia nėra to antenna mode,
čia viskas kaip yra, vat galite palikti, bet kadangi čia tik tai viena antena, vat nėra to antenna mode, čia kitokios išeities nėra, jis tik tai vienu veikia ir tiek. Tai va, pas mus čia Express LRS viskas veikia, va, įjungsime mūsų imtuvą, jis turėjo susibindino, va, tie atsirado čia tie pagaliukai, tai va, galime nueiti dabar į receiver, kadangi pas mus jau pats flight controlleris pilnai sukonfigūruotas, visi šitie kanalai turėtų veikti, o galime pabandyti. Kaip matote, viskas veikia. Jungikliai irgi veikia. Čia yra tik tai 8 kanalai užprogramuoti. Čia aš dar vieną, man atrodo, užprogramavau, nors ne, atrodo, kaip katilikai. Nors ne, va, aš už vieną sliderį. Va, dar užprogramavau kanalą ir aš vat parodysiu. Dabar žiūrėkai, va ten, kur yra mygtukai, jeigu va ten tie skaičiai, ten galia, ten ne 1000, o 2000, o ten, vat matot, vat OX1, 2000, jeigu tenai kažkiek tai tie skaičiai skiriasi, tai ant jungiklių nieko baisaus yra. Bet vat jeigu pas jūs yra tie slideriai, kurie gali vat reguliuoti jūsų servus, tai yra vat svarbu, kad būtų nuo 1000 iki 2000. Lygiai taip pat vat, kaip gimblai, nes jų rezoliucija yra visai kita. Tai yra svarbu vat, tos endpoints sureguliuoti. Tai vat, kaip jos reguliuoti, aš to vat, bendrai parodysiu, kur meniu surasi. Nes jau čia kaip ir viskas sureguliuota ant šito flight controllerio, bet aš parodysiu, vat, kaip tai reikėtų daryti ant spalvoto ekrano. Tai vėlgi jūs nueinate į modelio meniu, spaudžiam page up ir einame. Čia, va, tarp kitko, va, jeigu pas jūs invertuoti tie kanalai yra, tai va, inputuose va, galima, matote, pakeisti, edit. Ir va, čia va, matote, kur yra weight, ten keisti, va, keisti iš -100 į 100, kad žinotumėt, va, kur jį rasti. Šį nieko nedarysiu, nes čia viskas tvarkoja. Paskui miksuose irgi galima va, keisti, jeigu ten -100 pas jūs rodo. Vėl einate į weight ir keičiate iš -100 į 100, tad čia viskas tvarkoja, mes čia nieko nedarysim. Arba outputuose vanuoja, ar jeigu pas jūs atvirkščiai tie kanalai veikia, spaudžiate edit, ir tada vat, matote, va, čia yra arba pirštu vat, galite įjungti arba išjungti, tai būtų invertuos jūsų kanalą čionai, va šitų būdų, arba mygtuku va, paspaudę, kai atsistoja esat. Tai pažiūrėkit, kad būtų jisai neinvertuotas. Tai va vienas dalykas, o tas minimum and maximum vertės, tai va šitie va, du langai yra. Va, matote, -100, tai jeigu ten pas jūs, va, sakysim, gazą nuleidų, tuoj mes va, gazą surasim. Čia yra 3 kanalas. Va, galim atsistot, edit. Ir va, matot, mes nusileidę, ten rodo 988. Ir čia va atrodo 989. Tai vat mes galime čia paimti ir tai sukonfigūruoti. Einame ant minimum, vat nuleidus ant minimumo mūsų gazą, atsistojame ant minimum vertės, spaudžiam ją ir žiūrime į tą vat kampe skaičiuką 988, matot. Ir mes tada mažinam. Taip pat Betaflight'e vat galite žiūrėti, skaičiai keisis. Va, atsistojo ant 1000 ir galime išsaugoti. Ir va, pas mus gazas tapo čianai. Matote, 1000 minimum. Va, mes lygiai tą patį padarysime. Va, dabar galime nueiti vėl su tuo ratuku atsistoti ant maksimum. Pakelsime gazą iki viršaus. Spaudžiam. Čia va rodo 212. Mes jį spaudžiam ir čia atrodo 212. Spaudžiame mygtuką. Spaudžiam mygtuką ant čia. Ir mažinam, vat, kol tie skaičiai, vat, jeigu matote, mažėja nuo 29, 27, 26, 1000. Spaudžiam mygtuką. Dabar į Betaflight'ą, vat, matote, mūsų gazas yra nuo 1000 iki 2000. Čia nėra tos tokios opcijos, kad vat, copy
to all, tai čia reikės su kiekvienu kanalu dabar. Sakysim vėl, jeigu jūs nueinate į outputs, kad būtų outputs meniu, tai sakysim su pirmu kanalu, nueinate į pirmą kanalą, spaudžiat, edit ir atsistojate į minimum. Pirmas kanalas, aš kiek suprantu, yra roll. Nemištis, matote, aš kai visiškai į dešinę nuvaręs, rodo maksimum 2.12 arba minimum. Nes dabar reguliuosim minimumą, tai spaudžiam, kad jis mirksėtų, spaudžiam iki galo. Ir čia jau reikia 2 rankom taip. Tai aš jį pabandysiu čia sutvarkyti. Vėl 978 gavosi skaičius. Ir dabar, jeigu mes nuspausim, matot, 1000 atsirado pačiam kampe viršutiniam dešinė. Ir jeigu mes nueisime čionai, ant Betaflighto, matote, 1000. Ir taip su tais reiktų su šitais 4 kanalais. Ir jeigu jūs naudojatės to slideriu arba potenciometras pas jūs yra užprogramuotas, tai jūs tą patį padarytumėt. Čia viskas matote, nuo 2000 pačio viršaus iki apačios iki 1000, tai čia nieko daryti nereikia, bet su slideriais ir potenciometrais reikėtų tą patį padaryti. Jeigu čia žiūrėkit, jums nelabai atitinka reikšmės pačių tiesiog jungiklių tokių, tai čia žinokit nieko baisaus, nes čia rezoliucija tiesiog 3 pozicijos, tai ten tais keliais skaičiais skiriasi, tai žinokit, čia nieko baisaus. Tai galime išeiti, tik padarykite su kiekvienu kanalu visą tai. Parodžiau, kaip daryti su spalvoto ekranu, kaip daryti su tekstiniu ir iš principo pas mus dabar pultas siunčia kanalų signalus į radijo siųstuvą, siųstuvas perduoda signalus į mūsų radijo imtuvas susibindinės, jisai gauna tuos signalus, jisai susirišęs per CRSF protokolą su mūsų flight controlleriu, flight controlleris gauna visus signalus ir tie visi signalai, kaip matote, visi teisingai veikia ir praktiškai mums dabar sekantis žingsnis bus tik tai paaiškinti flight controlleriui, ką tie signalai reiškia. Šitie pirmi 4, kur yra judinam gimbalus, kur yra į kairę, į dešinę, į viršų, apačion arba į šonus, kur sukiotas ir gazas, tai jau jie yra priprogramuoti. Dronas, ta prasme, flight controlleris tai supranta, bet šitie auxiliary, 8 kanalai, kuriuos mes dar papildomai priprogramavom, kad bandysim ten arminti droną, ar keisti angle mode, ar įjungti kamerą, išjungti, ar įjungti pipsiuką, ar ten šitą turtle mode įjungti. Tai sekantis dalykas, mes eisime į modus ir čia yra visos tos funkcijos. Ir reikės paaiškinti tam kiekvienam modui, kuris jungiklis įjunginės tą funkciją. Nes čia tos visos papildomos funkcijos ir mūsų bus sekantis žingsnis šitas. Aš pakol kas atsijungsiu ir pratęsime.